Taigi sveiki atvykę prie vienintelio ir paskutinio A2 Q&A. Ir šiandien mes skaitysim žiūrovų klausimus ir pamėginsim juos atsakyti, kad ir kokie kvailiai jie bebūtų. Tai judam prie pirmo klausimo. Ar tu žiūri anime? Jeigu taip, kokie mėgstamiausi ir per kur žiūri? Aš mėgstu anime, per kur žiūriu Netflixas, kokie, I don't know, aš nedaug žiūriu. Actually, žiūrėjau kažkada kaip jis vadinas? The Dragon Prince of Zadia Mysteries of Arvels. Ten galima visada perteikti ir kitą prasme to viso filmo. Never mind. Tai dar Demon Slayer, nes tipo kas jo nežiūrėjo. Ir Naruto šiek tiek žiūrėjus. Dar nebaigiau, bet vis tiek jau. Tai vienas klausimas, ar turi vaizdo įrašų, kuriuos ištrynei arba netyčia ištrynei? Turiu, kuriuos ištryniau, bet neturiu, kuriuos netyčia ištryniau. Tipo, video su klasiokė, nes neprašė ištrint. Ar esi kažką pavogusi? Aš manau, mes visi esam. Aš iš partijos buvau pavogus saldainių ir buvau dar pavogus tokį žaislą. Wait, aš jį, man atrodo, turiu ant lentynos. O, žiūrėkit, koks gražuolis. Aš tak šitą žaislą pavogiu. Nice. Nuomonė apie kiekvieną bendraujantį serverio narį ir kiek tau metų. Palauk, reikia atsisėsti vėl ant lovos, nes aš kažkaip nusprendžiau tai filmuoti ant lovos. Nes why not? Tai apie kiekvieną serverio narį, bendraujantį narį. Okay. Bendraujantį. Gerai. Gal tiesiog paskaitysiu, įvertinsiu tuos, kurie parašė. Super Titanas. Manau, jisai mažai šneka serverį, bet jis still active on YouTube ir jis su manim kartu šneka. Arukis, dramų kūrėjas. Čia yra vienintelis dalykas, kurį galiu pasakyti. Augustinas. Jis tas pats, kas... Gerai, jis irgi YouTuberis, bet tipo Super Titanas irgi YouTuberis. By the way, check the channel. Pažiūrėkit channels, jie įdomus. Gerai, Augustinas geresnis, nepyk mega boliau. Gerai, tai Wolfas Engelman. O, čia geriausia. Ne, Lugnius gal geresnis. Abu jie geri. Žodžiu, labai linksmi. Ir, Lugnius tai akivaizdžiai nebūtų ir servo, nes tas tai prikelia viską. Aš net nežinau, kaip aš turėčiau atsidėkoti jam. Taip. Ir kiek man metų? Come on, žmonės, aš nesakysiu. Na gerai. Sugalvokim kokią nesąmonę. Man yra... Kaip čia pasakyti? O, žinau. Man yra daugiau nei 11, bet mažiau nei 18. Ne. Mažiau nei 20. Geriau skambės, ne? Nežinau, jeigu pasakysiu, jeigu mažiau kaip 18, kad bus kažkaip strange. Sakykime, mažiau negu 20. Gerai, aš net neatsimenu, kur čia buvo. Ar tu kopijuoji Tėjo Belua? Nope. Mėgstamiausias žaidimas, kurį esi žaidusi? Oh, hell, net nežinau. Koks Minecraftas, aš nelabai ką esu žaidęs, žmogau. Aš kad pasakiau tai vyrišką giminę. Oh, žaidusi. Tipo, Minecraftas, because ir Bravos. Bravos netoks interesting, because aš tiesiog jį žaidžiu, kad žaist. O, šitą aš dar nežaidžiu jo. Aš jį žaidžiau vakar, man reikia vėl šiandien sužaist. Kodėl aš telefoną taip judinu?
Tiesiog guli pas mane ant lovos, aš tiesiog koją bandau nustumt. Nesvarbu. Taip. Tai tikriausiai Minecraft arba Brawl Stars. Koks tavo mėgstamiausias video, kurį padarei? Ką aš per garsą čia išleidau? Gerai, mėgstamiausias video, kurį padariau, tai manyčiau meme pagal temas, nes ten tiesiog buvo linksmė su klasiokė pakalbėti. Ką gyvenime veiki? Matau, Augustinui įdomus gyvenimas. Gerai. Ką gyvenime veikiu? Aš apsimetu, kad aš YouTubinu. Aš YouTubinu, bet su... ar tai skaitosi YouTubinimas? Aš net neturiu gaming setupą, what do you mean aš YouTuberė? Aišku, mano klasiokai be like. Grinai, pasakiau vienam klasiokui, kad YouTubinu. Tas pasakė kitam, pasakė kitam ir dabar pusę mokyklos žino. Ačiū. Oi, pala. Gerai, tai ką gyvenime? Piešiu, žinoma, ką daugiau veik gyvenime, jeigu nepiešt ir neskaityt. Aš skaitau, nes, žiūrėjau, įdomios knygos yra. Ne, aš nemoksliukė, komu. Groju gitarą, bet aš negaliu tie bar akordai nuždys man pirštus. Aš vakar grojau gitarą ir man sutino rodomasis pirštas nuo bar akordų. Amin, jisai sutino. Čia tai linksmai tai buvo. Kur tu buvai patyrus daugiausiai adrenalino? Tikriausiai vakar, kai aš pasiėmiau... žinot, kai būna tokie per filmus tokie paklodė, kai ir vaikai tiesiog, kai nori nušokti nuo stogų arba nuo aukštų vietų, tarkim, paimkim kokį avatarą, kai jisai turi savo tą lazdą, tai žodžiu, aš ir taip per tai kurios filmus yra toks kaip parašytas, tiesiog pasiėmė kokį dekį ar ką nors, tai aš proto bokštas pasiėmiau kažkokį paklodę iš garažo, užlipau į aukštą kalną, tipo, 6 metrai yra aukštai, kaip Lietuvoje, ne? Tai žodžiu jo, ir tiesiog užlipau, palaukiau gero vėjo, nes buvo žiauri vėjo tą dieną. Ir tiesiog, kai nusprendžiau, aš tiesiog įsibėgėjau ir nušokau nuo kalno. Ir šiek tiek nuskridau. Tai tikriausiai, šiaip tai nebuvo vakar, bet koks skirtumas. Ir tai buvo praeitą sekmadienį, man atrodo. Gerai, kas tave gyvenime labiausiai domina? Aš neatsimenu, kas tave gyvenime labiausiai domina? Vėl apie gyvenimą Lūgniau, rimtai? Lūgniau, aš net įsivaizduoju. Gerai, labiausiai domina. Tam. Eurovizija. Eurovizija yra geriausias dainų konkursas pasaulyje. Jūs sakysit, jo, ne, aš nekalbu apie tai. Šių metų Eurovizija bus tokia cool. Tipo, jinai jau ateinantį šeštadienį. Ne, neturiu menį šį šeštadienį, aš turiu menį ateinantį šeštadienį. Finalas, žodžiu, jau bus kitą šeštadienį. Ne, finalas 17 gegužės. That's so cool. Ir jeigu manęs paklausit, už ką aš balsuosiu, definitely būtinai Norvegija. Norvegija yra geriausia. Jeigu reikėtų pasakyti 3 pirmas vietas, tai sakyčiau, pirmoje vietoje Norvegija, tada Šveicarija, laimėtojai, bet Voyage yra tokia gera daina, dar kai moki prancūzų, tai jinai tokia fine, aš jau ją moku atmintinai. Yeah. Tai Eurovizija, for sure. Ar norėtum būt kartu? Dėk mane, prašau. Kas tau negerai, Vilte? Kokį miau mėgsti? Šokoladinį? Gerai, mes dar turim klausimų. Ai, pala, mes dar turim klasiokų klausimų, kuriuos aš kažkur nukišau akivaizdžiai.
Nagi. Radau. Na, tikriausiai, kaip jūs spėjate, mano klasiokai yra... Jie tokie įdomus. Ir aš paklausiu tai kurių klasiokų, kad užduotų man klausimų. Ir kelių draugų bei kaimynų. Tai turim pirmą labai keistą klausimą. Jei būtum piešinys, kaip atrodytum? Aš ir esu piešinys. Koks būtų tavo slaptas superherojės vardas? Actually, Abrilė. Abrilė yra geriausias vardas. April. Taip, ką čia dar man pasiūlysit? Mačiau, dar buvo klausimas. Aiva, koks tavo hobis be YouTube? Koks mano hobis be YouTube? Aš groju gitarą, piešiu, rašau knygą, skaitau knygą. Ir net neįsivaizduoju. Jaučiu šitą akimirką bus tokia garsi. Ką pasirinktum? 1 milijoną sekėjų ar 100 tobulų pieštukų? Čia yra pieštukų. Ir jų tikrai yra daugiau negu 100. Dar čia yra pieštukų. Ir jų tikrai daugiau negu 10. Čia kažkaip nuskambėjo prastai. Bet aš nenoriu 1 milijoną sakyti. Aš nesakau, kad tai blogai. Aš nesakau, kad... Kas per velnias? No freaking. What? Pas mane demonų yra šalna. Piktosios dvasios atskrido, norėjau pasakyti. Pas mane yra granai siena. Yra tokie lapukai. Ir vienas iš jų tiesiog skraido. Taip pakeltas. Čia nėra vėjo, bro. Mano durys uždarytos, langas taip pat. Nice. Ir dar tas lapukas yra Lobių sala. Domanautų tai net Domanautų ferma iš Vaibo. Tai ką čia dar buvo? Mano klasiokai visada šitą klausia. Kaip tu taip gražiai pieši? Grinai šiandien tą patį. Kaip tu taip gražiai pieši? Ir kas juokinga, aš net nežinau, kodėl taip yra, bet su klasioko šiandien piešiau tokį skirtuką. Ir mano klasiokas, pripažinsiu, jis nelabai moka piešti. Mano berniukai ne visi moka gražiai piešti. Jisai paprašė tiesiog, kad padėčiau jam nupiešti. Austras valgomas savo mamai. Nes jo mama mėgsta austras. Taigi aš tiesiog padėjau jam. Ir grinai, kai aš jam sakiau, ką daryti, jisai taip gražiai nupiešė. Tai tikrai gražu kaip jam. Ir man gražu. Aš būčiau nupiešus taip pat. Nes aš jam ir sakiau, ką daryti. Bet actually, kaip aš taip gražiai piešiu. Nežinau, bet vieną kartą, aš varysiu į dailės mokyklą. Tai žodžiu, praskipinkim. Ką pasakytum savo aktyviausiems sekėjams, jei galėtum jiems asmeniškai padėkoti? Actually, žmonės, jūs esat nuostabūs. Wow. Jūs, aš nekalbu apie visus, kurie tiesiog ateina pasižiūrėti durnelę, kuris skaito komentarą, kuris skaito tiesiog klausimus. Bet aš kalbu apie tuos, kurie yra ištikimi, žiūri, Megabulius, aš taip neištariu, 5 super luigi. Matros, aš net neatsimenu, koks jau vardas. Aš žinau jo kitą vardą, aš žinau jo tikrą vardą. Of course. Ateinu. Būtinai, kai aš filmuoju video. Gerai. Vištą jau iškepė? Dar ne? Tai dar kiek uždėt? Okay.
picų bulvės. Gerai, kur mes baigiam? Aš jau pavalgiau savo bulvių. Tai kur mes baigiam? Oh my god. Radau. Jei galėtum gyventi kokiame nors žaidime, kur gyventum? Galbūt... Gal man pasidarė iškimau? The Legend of the Neverland. Čia tiesiog geimas, kur tiesiog gali bėgti. I know that's anime, but still. That's a bit boring game, bet aš ten tiesiog free to go. Ten tai primena, bet Japonija ir ten viskas japoniškai. Yeah, that's good, aš mokaus japonų. Japoniškai sakinį. Gali ką nors sakyti japoniškai. Nu gerai, bandom. Ką man pasakyt? Galiu pasakyti kur yra mano balti batai? Man tenka toks. Tai reik logiškai sudėliot. Ваташина Ширайку Цивадако Деска. Pasakiau. Čia taip smaliau vieną krūvą, bet galiu lėčiau pasakyti. Ваташина Цивадако Деска. Ne. Ваташина Ширайку Цивадако Деска. Aš tiesiog pasakiau, kur mano batai, ne mano balti batai. Mano sesė namo grįžo. Nice. Tikriausiai jūs jos negirdit. Gerai. Kaip sugalvojau savo Discordo serverio pavadinimą Vilkų uola? Aš net neįsivaizduoju, kažką gal tau ir parašiau. Koks tavo mėgstamiausias momentas ar įvykis iš Vilkų uolos? Kai Arukis užtraukė dramą už tai, kad mano pusseserė į serverį įdėjo iš kito serverio emoji, tai yra iš Tėjos Beluos serverio emoji, tada Arukis supyko, tai nusiuntė Tėjai Beluo, tada Tėja su manim atvarė aiškintis, tada aš paaiškinau, kad mano puskė nežinojo, tada, žodžiu, buvo žiauriai linksma, nes taip prikolas gavosi. Bet actually buvo linksma. Arukį nestok daryt dramą. To irgi pagyveni servą. Tai... Jei Vilkų uola būtų tikra vieta, kaip jie atrodytų? Uola. Aukšta uola. Palauk. Aukštas akmuo, po kuriuo yra uola, ant kurio stovi vilkas, aplinkui smilgos, šviečia pilnatis. Kiti vilkai tūno uoloje, laukia laiko, kol išeis medžioti. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir būtinai pažiūrėkit video, gal jeigu jau pažiūrėjot. Jūs privalėt pažiūrėti šitą video iki galo. Bet tai labai ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū, kad vis dar žiūrit mane ir nepykit dėl to, kad taip užsibuvau su šito Q&A video. Man dabar valgyti. Žodžiu, skanių jums vakarienių ateinančių ir naujųjų metų. Amin geros Eurovizijos. Ate.